Labas vakaras. Štai ir vėl ketvirtadienis, štai ir vėl susitinkame pasikalbėti apie sveikatą. Laidą pradėsime nuo šventės. Vėliau pratęsime pirmosios pagalbos springstančiajam pamoką, sužinosime, kokia liga gali negrįžtamai pasiglemžti mūsų regėjimą. Dar apžiūrėsime naują ligoninės pirkinį. Išsiaiškinsime, kokios vaistažolės išgydys kosulį, kiek kainuoja pasiskiepyti nuo gripo ir žinoma, iš arčiau susipažinsime su dar vienu jūsų simpatijas pelniusiu gydytoju. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras spalį pasitiko pūsdamas milžiniško torto žvakutes. 1 spalio dieną įstaiga šventė 17 gimtadienį. Kas per tiek metų pasikeitė, klausėme direktorės Audronės Rimkevičienės ir ilgamečių įstaigos darbuotojų. Pasikeitė pastatai, kabinetai, baldai, įranga ir svarbiausia pasikeitė žmonės. Pakilo gydytojų kvalifikacija, pasikeitė požiūris į pacientą, netgi požiūris į savo darbą ir turbūt užkrauta didžiulė atsakomybė už daugelį sprendimų šeimos gydytojui. Iš tikrųjų, mano akise šeimos gydytoja labai pakėlė. Centras žymiai pasikeitė nuo pirmos dienos, ypatingai atžvilgiu į pacientus, taip pat didelis dėmesys skiriamas ir mūsų darbuotojų labui. Keičiasi mūsų darbo aplinka, keičiasi požiūris, visuose kolektyvuose atsirado galbūt komandinis darbas, darbuotojai jaučiasi gerai. Kiek metų dirbate pirminės sveikatos priežiūros centre? Centre tai 17, o ligoninėje tai 40. Pacientai, kaip jie keitėsi? Ateina pasitikrinti iš tikrųjų profilaktiškai, daugiau žino, daugiau turbūt skaito, daugiau žiūri. Per tuos metus pradėjom teikti naujas paslaugas, kurių niekada Kėdainių rajone ir nebuvo. Iš tikrųjų, nuo metų pradžios pradėjo veikti psichiatrijos dienos stacionaras, kuris tikrai yra labai populiarus. Ir aš visada labai džiaugiuosi, kai nueinu ir girdžiu, kaip pacientai sako, kaip jiems čia yra gerai ir kaip tas jiems padeda sugrįžti į normalų gyvenimą, moko juos iš naujo bendrauti po sunkių ligų. Tai tas labai džiugina. Pradėjom teikti slaugytojo diabetologo paslaugas, kurios taip pat nėra dažnas reiškinys, o kaip žinia, sergančių cukriniu diabetu dėl mūsų gyvenimo būdo, dėl įvairių priežasčių tikrai daugėja ir šiandien tie žmonės gali gauti tikrai aukštos kokybės paslaugas. Gimtadienio šventėje pasveikinti ir nauji kolektyvo nariai. Šiais metais pirminės sveikatos priežiūros centre pradėjo dirbti 4 jaunos gydytojos, 2 akušerės ginekologės ir 2 šeimos gydytojos. Viena jų Aistei Medišauskienei tądien buvo 1 darbo diena. Tikiuosi, kad bus labai geras kolektyvas, gerai sutarsim. Tikiuosi, pacientai bus geri, nepikti. Šventėje dalyvavusi rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė sakė esanti patenkinta pirminės sveikatos priežiūros centro darbu. Aš labai džiaugiuosi, kad sveikatos paslauga, ypatingai profilaktinis darbas, naujų projektų įgyvendinimas su metais šioje įstaigoje stiprėja. Tai aš galvoju, kad žmonės atėję į šią įstaigą kaskart gauna vis modernesnę ir vis šiltesnę paslaugą. Tai aš tikrai norėčiau linkėti šiam kolektyvui, kad ir toliau matytų mūsų Kėdainių krašto žmonės, globotų, saugotų jų sveikatą, o svarbiausia, kad saugotų vienas kito sveikatą. Visą savo darbą, visą savo mintis ir idėjas esam nukreipę į pacientą, kad jam būtų patogu užsiregistruoti, kad jis atėjęs greitai patektų pas gydytoją, kad jam nereikėtų laukti eilėse ir visi mūsų darbai ir sprendimai yra nukreipti į paciento patogumus. Praėjusioje laidoje matėte pagrindinius pagalbos springstančiajam žingsnius. Šiandien pamoką tęsėme toliau. Jei užspringo stambus žmogus ar besilaukianti moteris, kurių negalime apglėbti, kad atliktume pilvo stūmius, tada pirmiausia, kaip įprastai, imamės 5 dūžių į tarpumentį.
po 5 dūžių tarpumentį apkabinti reikia ir dėti rankas lygiai taip pat kaip pilvo stūmį ant krūtinkolio, ten kur mes gaivinam. Taip, nes lygiai taip pat krūtinės ląstą tu gali suspausti ir yra šansų, kad tas svetimkūnį išstums. Tai lygiai taip pat stato kumštį dedam, va tik tai ant krūtinės ląstos, nes čia niekados žmogui nebūna riebalų. O nes čia, tai irgi čia, pilvukai jau nėra, kita ranka taip. Ir staigus paspaudimai gilyn ir atgal 5. Nepasikeitė būklė, žmogus dar sąmoningas, vėl 5 dūžiai į tarpumentį. Ir vėl 5 hemliko stūmiai. Kaip sakau, gamtoje labai daug ko po 5. Tai 5 kartai per nugarą, 5 pilvo stūmiai. Ir vėl ratu 5 ten, 5 ten. Aukštam žmogui, kuris dar nėra praradęs sąmonės, pilvo stūmius galime atlikti užspringusį atrėmę į sieną. Atsirėmė jisai į sieną ir pilvo stūmius galime lygiai taip pat į tą hemliką atlikti iš priekio. Ranko žemiau po duobutės, kumštis, prilaikome savo kumštį ir va toksai, tik aišku, turite bat atrama ir staigus tokie paspaudimai kaip kablys. Gilyn ir viršų. Gilyn irgi darome 5 kartus. Iš tikrųjų būna net po 1 ar 2 karto svetimkūnis iššoka. Jeigu užspringote būdami vieni, kuo skubiau bėkite ten, kur yra žmonių. Ir rodydami tarptautinį užspringimo ženklą, kurį demonstruoja greitosios medicinos pagalbos skyriaus specialistė, praneškite, kas jums atsitiko. Jei aplink nieko nėra, išgelbėti save galite ir patys. Sudedi kumštis, dedi savo ir toj pačioj vietoj, kur atliekame pilvo stūmį, tą hemliką žemiau duobutės, to epigastriumo, virš bambo šiek tiek, ranką sudedam ir griūti, kad pataikant ant atramos savo rankas, tai irgi gausis kaip pilvo stūmis, bet jau griūti reikia visa jėga ir dažniausiai žmonės to bijo. Taip, bet irgi galima save taip išgelbėti. Užspringusiems vyresniems kaip 1 metų vaikams pagalba yra tokia pati kaip suaugusiesiems, kitaip gaivinami kūdikiai. Ta vaikutį raminame. Kosti, rėkia, jisai kvėpuoja, tą vaikutį raminame, tik aišku, nenešiodami ant rankų ir nepurtydami. Kol vaiką mes galime paguldyti va taip ant rankos, tai pagalbą teiksime taip, kaip dabar aš parodysiu. Jeigu jau vaiko neužguldysite ant rankos, tada jau darome visą tą pagalbos teikimą kaip suaugusiam. Dabar ko negalima daryti, kai vaikas jau nebekosti, nebekvėpuoja, blaškosi ir matome jokio garso ne, ko negalima tokiam vaikui daryti. Ta, ką mes seniau matydavom, taip? Va šitaip nedarome. Dar daro taip, irgi šitaip nedarome. Jokių būdų. Tokį vaikutį, kai jisai jau nebekalba, neberėkia ir tik blaškosi, jokio kvėpavimo nėra, mes pasiguldome savo ant rankos, ranka, va šita ranka, suimame va šitaip, stipriai, stabiliai, už apatinio žandikaulio, už galvytės, taip, kojytės gali būti apžergtos, bet tą vaikutį reikia laikyti stipriai, nes jisai sujaudintas, jisai, įsivaizduokit, dūsta, jam trūksta įsmaugia, jam trūksta oro, jį sunku bus išlaikyti, patys ieškome savo atramos. Tai gali būti kėdėje, gali būti atlošas, gali būti sienai, kurią mes atsiremsim, nes mums va šitą ranką va taip išlaikyti mes nesugebėsim. Ta ranką turim pasidėti ant savo šlaunies. Tai va aš patogiai įsitaisiau. Labai svarbu, kad vaikučio padėtis būtų šiek tiek žemiau galva negu kūnelis. Ne šitaip, taip, va šitaip, nes svetimkūnis turi iškristi. Ir greitų judesių vėl daužome 5 kartus į tarpumentį. Iš tikrųjų, geriau nepagailėkit, nes jūs gelbėjate vaiko gyvybę. Smūgiai turėtų tokie būti staigus, stiproki, negailint vaiko. Taip, 1, 2, 3, 4, 5. Vaikas nerėkia ir nesuglebęs. Jeigu vaikutis svetimkūnį ištums, žinokit, jis iš karto rėkt pradės. Džiaukimės, svetimkūnis iškrito, balsas yra ačiū Dievui. Taip, niekas nepasikeitė po 5 smūgių tarpumentį. Vaiką va taip stipriai su dilbiais. Su rankytė prilaikau galvytę, verčiu ant kitos kojos, vėl galvytė šiek tiek žemiau ir dabar atlieku paspaudimus. Vaikučiam hemlikas iki metų nedaromas, todėl kad galima sužaloti skranduką, kepenis, o jiem va tokiem, kur jau guldome ant rankos, atliekami vietoj to 5 paspaudimai vidury krūtinkolio. Ten, kur mes gaivinam ir suaugusi žmogų, ir vaiką.
Ir vaikučiui iki metų 2 pirštukais užtenka spaudyti. Pirštukai taip pat dedami, nes krūtinkaulis, kaip minėjau, yra pailgas, ne šitaip, o va šitaip. Pirštukai, pailgas. Ir vidury krūtinkaulio. Ir atliekame 5 paspaudimus, nes vaikutis dar mūsų sąmoningas. Bet jisai nekvepuoja ir jokio garso mes negirdim, tik blaškosi. 1, 2, 3, 4, 5. Nepasikeitė, balso negirdžiu, bet vaikas dar gyvas, kai sako, sąmonės nepraradęs. Vėl iš naujo. 5 smūgiai į tarpumentį. Nepasikeitė, nesuglebo. 5 paspaudimai. Jei svetimkūnio išstumti nepavyko ir vaikas prarado sąmonę, suglebo, nebesiblaško, nekvepuoja, vadinasi, jį ištiko staigi mirtis. Tada turime vaiką padėti ant tvirto pagrindo, grindų, stalo ir pradėti pradinį gaivinimą. Vaikučiam pirmiausiai pradedame 2 įpūtimus, o paskui 30 paspaudimų. Atlošiu galvytę, pražiodo burnytę ir vėl būtinai pasižiūriu, galbūt svetimkūnį burnoj pamatysiu. Taip, ir lygiai taip pat kaip suaugusiam sukamuoju pirštų judesiu bandau pasiekti ir ištraukti. Nepavyko, įpučiu 2 kartus. Vienas įpūtimas. Dabar kūdikiui, tokiam vaikučiui, iš tikrųjų, jeigu didesnis vaikas, nosytę užspaudžiam kaip suaugusiam, bet kūdikiui reikėtų apžioti ir burnytę, ir nosytę. Tai atlošiam ir apžiojame, pučiame ir per burnytę, ir per nosytę. Vienas įpūtimas, antras įpūtimas ir 30 krūtinės paspaudimų. Vėl seka 2 įpūtimai, bet vėl prieš kiekvieną įpūtimą aš būtinai pasižiūriu burnytę, galbūt krūtinės paspaudimai ir jam išstumė svetimkūnį. Nieko nematau, atlieku įpūtimą. Vienas įpūtimas. Dar kartą pasižiūriu burnytę. Antras įpūtimas. Ir vėl 30 krūtinės paspaudimų. Ir tai atlieku tol, kol atvyks gelbėtojai arba medikai ir perims iš mūsų gaivinimą. Medikai ją praminė klastinga regėjimo vagile. Maždaug 1 iš 7 aklųjų apako būtent dėl jos. Glaukoma – liga visam gyvenimui. Glaukoma tai liga, kuomet yra pažeidžiamas akies nervas ir išsivysto negrįžtamas ir nepagydomas aklumas. 2000 metais šią ligą sirgo beveik 70 milijonų žmonių ir iš jų 7 milijonai buvo visiškai apakę. O kodėl yra susergama glaukoma? Ar ši liga galbūt paveldima? Šios ligos tikslus sukėlėjas priežastis tikrai nėra dar žinoma, tik tai yra žinomi rizikos faktoriai, kurių pasekoje ši liga išsivysto. Visų pirma, tai padidėjęs akispūdis. Sakykime, normoje jisai svyruoja nuo 10 iki 21 mm gyvsidabrių stulpelių. Taigi visuomet mes ar šeimos gydytojai radę spaudimą, kuris yra 21 ir daugiau, turime suklusti ir jau sekti pacientą ir tirti dėl glaukomos. Kaip jūs minėjote, labai svarbus faktorius yra paveldėjimas. Paveldėjimas jis yra nustatomas nuo 70–80% visų glaukomos atvejų. Taigi visiems pacientam ir žmonėm, kurių giminėje ar šeimoje yra aklų ar glaukoma sergančių žmonių, visą laiką patariame, kad sulaukus 40 metų reiktų bent jau profilaktiškai ir nieko nesijaučiant pasitikrinti savo akis. Gydytoja atkreipia dėmesį, kad didesnis pavojus sužinoti grėsmingą glaukomos diagnozę yra cukriniu diabetu ir kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms. Kokie yra glaukomos simptomai? Žmogus ligos pradžios nejaučia. Nei akių skausmų, nei regėjimų pablogėjimų. Liga progresuoja labai iš lėto, siaurėja akiplotis iš šonų ir to žmogus pradžioje gali nejausti ir nesuprasti. Kaip minėjo gydytoja, glaukoma sergančiam žmogui laipsniškai siaurėja akiplotis. Pacientas gerai mato tik tiesiai prieš save esančius daiktus. Jei prieš akį pasidėtume vamzdį ir žvilgtelėtume per jį, pasaulį išvystume nuo glaukomos kenčiančio ligonio akimis. Ilgainiui matoma erdvė traukiasi, kol galiausiai, jei liga negydoma, žmogus visiškai apanka. Deja, ši liga yra nepagydoma. Kuomet pradedamas gydymas, liga yra sustabdoma toje vietoje, kur mes radome,
Bet tiek, kiek jau akis yra pažeista glaukomos, tų visų požymių jau pašalinti ir vėl atstatyti regėjimų funkciją neįmanoma. O kokie galėtų būti prevencijos būdai? Čia prevencijos mes daug neturime, tiesiog reiktų galbūt stabiliai, sulaukus 40 metų, tikrintis akių spaudimą ir akis. Kėdainių ligoninės slaptų ginklų su klastingiausiomis ligomis arsenalą papildė 100 000 litų vertės aparatas – endoskopinis kolonoskopas. Kokias ligas juo galima diagnozuoti, klausėme gydytojo chirurgo Artūro Indriuškos. Tai yra prietaisas storos žarnos ligoms nustatyti. Iš tikrųjų, tai yra kaip gydomoji priemonė ir kartu kaip diagnostinė priemonė, nes tarkim to tyrimo metu kolonoskopu yra apžiūrima visa storoji žarna, nuo išeinamosios angosios iki dešinės klubinės srities iki aklosios žarnos. Ir iš tikrųjų, ką mes ten randame, galim rasti įvairius storos žarnos uždegimus ir įvairiuose storos žarnos vietose randam divertikulus, polipus, mažesnius, didesnius ir aišku, kaip sakant, tuos visos negeros lygos, onkologinės storos žarnos lygos. Ir sakykime, jeigu ten polipai jie nedideli, tai tyrimo metu juos galima ir pašalinti. Tai iš tikrųjų tai yra kaip diagnostinė priemonė ir kartu kaip gydomoji priemonė. O kaip atliekami tie tyrimai? Pirmiausia, žmogus turi būti išsivalęs žarnyną ir iš tikrųjų tai yra vis tiek daugiau mažiau planinis tyrimas, nes tas paruošimas tai trunka apie 2-3 dienas, nes vieną dieną žmogus valgo lengvą maistą, geria skysčius, po to antra diena tai jau yra žarnyno valymo diena ir, sakykime, trečią dieną mes tą tyrimą darom, nes jeigu yra žarnynas gerai neišsivalytas, tai tikimybė gerai neapžiūrėti yra, tai nes tas išvalymas labai svarbus momentas šio tyrimo metu yra. O ar jau daug tyrimų atlikote? Šiaip mes tuos tyrimus darom apie 3 metus, tik tai pradžioje tas aparatas buvo nuomojamas, o dabar tai yra Kėdainių ligoninėse, pačios ligoninėse darbo priemonė. Tai iš tikrųjų šiuolaikiškas naujas prietaisas yra, mes matom viską monitoriuje ir vaizdas tikrai yra didžiulis ir ten gerai matosi viskas. O ar jau teko diagnozuoti kokiam kėdainiečiui rimtą ligą? Iš tikrųjų, jeigu taip paprastai skaičiuojant, tai iš 20 žmonių vis tiek vienam-dviem randam negerų ligų, onkologinių ligų. Tuo prietaiso pagalba lengviau tas ligas nustatyti yra. Labai jau patenkintas ta gydytoja Valda Gražienė, okulistė. Tai aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos gydytoja, kuri labai reaguoja į bet kokį mano regėjimo sutrikimą. Be to, ji mano mokyklos mokinė buvusi, taip kad mes ir vėl turim tokius malonius. Bet tikriausia, turbūt man atrodo, su visais pacientais jinai lygiai taip pat elgiasi kaip ir su manim. 35 metus kėdainiečio akimis besirūpinanti ligoninės gydytoja oftalmologė Valda Gražienė per tiek metų tapo viena labiausiai vertinamų savo srities specialisčių rajone. Nustebsite sužinoję, kad ji gydyti akis pasirinko visai atsitiktinai. Aš atvažiavau į Kėdainius su paskyrimu, kaip tada būdavo, ir buvau terapeutė. Padirbau mėnesį, šiaip nelabai buvau tą specialybę patenkinta, nuėjau pas vyriausią gydytoją amžinatilsį Šinkūną ir paklausiau, gal kartais kokios tai kitos specialybės reikėtų. Seniau būdavo galima keisti tas specialybės, taip lengviau negu dabar. Tuo metu nebuvo, bet lygiai už mėnesio iš Kėdainių išvyko akių gydytojas Iliūnienė ir man pasiūlė. Aš išvažiavau stažuotis 4 mėnesiam ir po to patapau akių gydytoja. O ar labai sudėtinga šis sritis? Iš tiesų sudėtinga. Atrodo, akis labai maža, bet joje pamatyti viską yra iš tiesų labai sunku. Netekti regėjimo yra vienas iš baisiausių dalykų. Ar jūsų praktikoje yra pasitaikę kokių nors labai liūdnų, skaudžių ligos istorijų arba kaip tik tokių galbūt net stebuklingų išgijimo atvejų? Iš tiesų per darbo metus yra tekę matyti daug liūdnų atvejų. Vienas atvejis, kada moteris visiškai atsisakė gydytis, jinai tiesiog žinojo, kaip ir savanorė buvo Kloji Napako visiškai, o kita išsidūrė abi akis.
O stebuklingų išgyjimo atveju? Išgyjimo atveju stebuklingų, aš tai nežinau, aš tai gal žinau daugiau tokius kuriozinius atvejus, kada, bet jie linksmi, pavyzdžiui, ateina ligonė ir sako, apakau vieną akimi. Aš pasižiūriu, patelė prieš 2 dienas buvusi, tikrai moteris matė, apakau, nieko nematau, pasivam pasižiūrėti, tikrai pasižiūri, vat už ragenos matai akyje kažkokį didelį juodą darinį nukabusi. Jau man pačiai baisu, pasikviečiu kolegą, kolegė taip pat pasižiūri, greičiausiai, kad čia bus melanoma, išlindusi taip staiga. Surašom siuntimą, siunčiam į Kauną, abidvi žiūrėjom tą ligonę, abi matėm. Ligonė tokia, kaip ir nelabai norinti važiuoti, gal 2 dienas niekur nevažiuoja, 3 dieną ateina, sako, aš pasveikau. Kaip čia dabar taip galėjo, pasižiūrim su kolegė, nieko nebėra. Ir po šią dieną tą ligonę vaikšto ir mes nežinom. Greičiausiai ten buvo kraujo krešulys, bet kad taip greitai ir išnyktų, tai irgi retas, kuriozinis tam tikras atvejis. O kas jūsų darbe jums labiausiai patinka ir kas galbūt labiausiai vargina? Šiaip man patinka bendrauti su žmonėm, man patinka, kad žmonės po truputėlį kaip ir tokie darosi savo ligų atžvilgių atsakingesni. Jie patys rūpinasi savo sveikata, ateina pas mus laikų, nes laikas irgi pinigai. Aišku, yra tokių dalykų, kurie liūdina. Liūdina, kad pasitaiko žmonių, kurie nesirūpina, kurie apleidžia savo akis. Liūdina tai, kad yra kalnai popierių, kad nespėjai per 15 minučių su žmogum pabendrauti, kad turi būtinai užpildyti atsakymą kitam gydytojui. Jeigu dar į Kauną rašai, dar vienas siuntimas ir viską suforminti kortelė. Tai užima daug laiko. Ir dar receptus išrašyti. O ar per tiek metų kada nors esate gailėjusis, kad tapote medike? Aš žinau, kad nesusimaščiau, kad ne. Kosulys, kai niekaip nepavyksta atsikosėti, ypač vargina. Tačiau neskubėkime pirkti vaistų. Pirmiausia, pagalbos ranką leiskime ištiesti gamtai. Kai atsiranda nemalonus šis toksai skausmas arba kaupiasi gleivės ir reikia padėti atsikosėti, tai galima tiesiog naudoti tai, ką turite namie. Jeigu turite raudanėlio, tai galima iš raudanėlio pasidaryti arbatėlę, arba net galima pasidaryti inhaliacijas ir kvėpuoti garais. Tiesiog labai paprastai įdėti žolelį puodą, juos truputį pašildyti, uždėti kokį rankšluostį puodą ir palysti po kaldrą ir galima kvėpuoti netgi garais, arba gerti arbatėlę. Galima iš raudanėlio, galima įdėti ir čiobrelio. Geriausiai galbūt būtų vaisinis čiobrelis. Jeigu kosulys toksai kankinantis yra užsitęsęs ir gal netgi toks sausas kosulys, galima naudoti ir dobiliukus, raudonų dobilų žiedelius. Juos užplikyti tokiu tik tai karštu, neverdančiu vandeniu, uždengus palaikyti kokias tik tai kelias minutes ir gerti arbatėlę, reikėtų kokius 4-5 kartus, jeigu jau ūmus toksai yra kosulys, tai irgi padės atsikosėti. Taip pat galima ir šalaviją naudoti. Šalavijas jau yra toksai stipresnis, jeigu tai yra koksai jau gripinis ar virusinis susirgimas, tai dezinfekuoja labai puikiai gleivinę, gerklę, padeda atsikosėti, tai yra vaisinis šalavijas. Dar iš tokių galbūt augalų, kur ne visi žino, tai yra, kaip sakau, Jozas ir Jonas ir Juozas, taip? Tai yra, čia yra Juozas, Juozažolė, o toksai yra visiems žinomas, tai yra Jonas, Jonažolė. Tai du augalai irgi, kurie gali būti atsikosymui lengvinti, kai yra peršalimai įvairūs. Tai galite atsiminti Juozas, toksai mėlynas, o geltonai žintis tai yra Jonas, Jonažolė ir Juozažolė. Taip pat augalas toksai labai naudingas prie visų kosulių, tai yra vaistinė svilarožė, Altėja officinalis. Jinai kaupia daug gleivingų medžiagų, tai padės ne tik tai atsikosėti, kai daug gleivių susikaupia, bet jinai ir gleivinę pagydys. Jeigu jau kosulys yra toksai kelių mėnesių įsitęsęs, netgi perintis toksai anginas, tai galima gerti rugiagėles. Tai tada valgoma iš aukšto užtaisyti
keliom stikliniam karšto vandens ir 4-5 kartus per dieną gerti tokį užpilą. Ir žinoma, dar būtų labai naudinga prie visų tų žolelių medaus. Medus yra veikliųjų medžiagų pernešėjas, tai jisai padeda netgi nunešti į tinkamą vietą, kur reikia augalui patekti, tai medus netgi ir padeda ir įsisavinti tas medžiagas ir nunešti tinkamą vietą. Tai ir pats, kaip medus jau turi gerų savybių, tai tiesiog nedėti į arbatą, o atskirai jį sučiulpti tiesiog šaukštelį, tai bus tik tai nauda. Kokio gripo šiais metais tikėtis ir kiek kainuoja skiepas, teiraujatės jūs. Atsakymų ieškome pas specialistus. Gripas tai nėra paprastas peršalimas, tai yra liga, kuri gali sukelti sunkias bakterinės komplikacijas. Prasidėjusi virusinė infekcija, vėliau prie jos prisideda bakterinė infekcija, žmonės gali sirgti plaučių uždegimais, ausų uždegimais, sinusitais ir kitomis sunkiomis bakterinėmis infekcijomis. Todėl pasiskiepyti nuo gripo yra svarbu, todėl kad nesirgtume patys ar sirgtume lengvesnė ligos forma ir išvengtume sunkių gripo komplikacijų. Turime Vaxigrip ir Florix, abiejų gamintojų vakciną. Jos kaina suaugusiems asmenims su paskiepijimu 22 litai, vaikams iki 18 metų yra 21 litas vakcinos kaina. Taip pat turime valstybės kompensuojamą gripo vakciną, kurią skiepijami lėtinėmis ligomis sergantieji pacientai, nėščios moterys, pacientai vyresni nei 65 metų, globos įstaigų gyventojai. Šių metų sezoninio gripo vakcina apsaugo nuo A ir B tipo virusų. Tie žmonės, kurie jau pasiskiepijo, kažkokių pašalinių reiškinių nepastebėjo. Vaikų iki 1 metų gripo vakcina nelabai skiepijame. Tačiau labai prašome ir kviečiame, kad pasiskiepytų tie žmonės, kurie yra šalia mažylio. Tai yra mama, tėtis, močiutė, seneliai, kurie gripo epidemijos metu patys nesirgdami gripo virusu, tą virusą tikrai nešios ir gali jau užkrėsti mažylį. Imlumas gripo virusui yra visuotinis ir nors kai kurie žmonės tvirtina, kad jie niekada neserga gripu, jie vis tiek nešioja ir platina šitą virusą. Dėl skiepo pacientai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją, vaikai iki 18 metų ar prisirašiusiai pas vaikų poliklinikoje dirbančius gydytojus į vaikų ligų gydytoją ar šeimos gydytoją. Jau daug metų medikai vyksta skiepyti į darbovietes, todėl ir šiemet pasiskiepyti norintys kolektyvai gali kreiptis į pirminės sveikatos priežiūros centrą. Šį kartą tiek. Iki pasimatymo naujoje laidoje lapkričio 27-ąją. Likite sveiki. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada geros vaistų kainos. Virškinimui Mezim už visada gerą kainą – tik 7 litus 80 centų. Kepenims Livosil siūlome mažiausią kainą – tik 13 litų 80 centų. Validolis tik už litą 80. Vitaminai širdžiai Cardio Ace net 65% pigiau – tik 16 litų 80 centų. Maistas smegenims Neurozan 45% pigiau – tik 38 litai. Lašai širdžiai visada geromis kainomis. Siūlome naujieną – už prieinamą kainą efektyvios priemonės nuo plaukų slinkimo. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.